Viskas man turi du krantus, vienas iš jų netoks gilus. Jauno ryto Vilnius pasaka paseks, gal mums pasiseks, niekas nenudegs. Aš tyliai sumerkiu akis, nieko negalvoju, skrenda mano mintis. Aš niekada negrįšiu į tą prarastą rojų. Aš negalvoju, aš negalvoju. Aš tyliai sumerkiu akis, laikas nesustoja, stoja mano širdis. Tapydami ore mes sau kas naktį kartojam. Aš negalvoju, aš negalvoju. Tyliai paskaityk man, turim 3 naktis, tai ne migla, ne paslaptis, visko jau nereikia, pasaka baigta, pasauliai ir vėjai sugrįš į mane. Aš tyliai sumerkiu akis, nieko negalvoju, skrenda mano mintis. Aš niekada negrįšiu į tą prarastą rojų. Aš negalvoju, aš negalvoju. Aš tyliai sumerkiu akis, laikas nesustoja, stoja mano širdis. Tapydami ore mes sau kas naktį kartojam. Aš negalvoju, aš negalvoju. Aš negalvoju, aš negalvoju, aš negalvoju. Aš tyliai sumerkiu akis, nieko negalvoju, skrenda mano mintis. Aš niekada negrįšiu į tą prarastą rojų. Aš negalvoju, aš negalvoju. Aš tyliai sumerkiu akis, laikas nesustoja, stoja mano širdis. Tapydami ore mes sau kas naktį kartojam. Aš negalvoju, aš negalvoju. Žarėlė eina. Žinai, kur būna? Žinai, kur būna žarėlė eina? Šaunuolė. Šaunuolė visi. Paplokit dar sikelį jiems. Visada gera matyti aukščiausio lygio atlikėjus pas mus čia ant scenos ir aš kalbu apie visus jūs. Vaidukai, netrukus bus, manau, tavo sunkus labai sprendimas, bet prieš tai apsitarkime visi kartu. Gabrielė, kaip tau pasirodymas, kaip manai laimėjo šią dvikovą kas? Mane nustebino, aš visai kitokio tikėjaus pasirodymą iš šito kvarteto. Ir Eleonora mane labai nustebino. Gerąją prasme, aš dar nemačiau tos tavo pusės, kur tu savy, kur tu kažką giliai mastai, taip tokio ir neatskleidai iki galo, nes iki šiol tu mums labai daug norėjai atskleisti. Nežinau, ir aš esu už jūs šį vakarą. Kartu su Romu. Ačiū, ačiū Gabrielė. Benai, už ką tu šiandieną, kas mane laimėjo šią dvikovą? Aš užsigalvojau šiek tiek apie pasirodymo pabaigą, nes man asmeniškai gal aš kažkaip bandžiau tiek vieną, tiek kitą pusę išgirsti ir visą dainą kažkaip stengiausi priimti kažkokį sprendimą, ką čia reikės pasakyti ir tada pabaigoje man viskas taip susivėlė, kur pradėjo skirtingas partijas dainuoti, kur ne pirmą kartą mes turim šitą sprendimą, bet jisai kažkaip man suvėlė smegenis, nes ir taip tada šiek tiek viskas plaukė ir tada pabaigoje dar taip tas sprendimas sunku pasidarė priimti. Man asmeniškai Ingrida vienintelė šitam pasirodyme sudainavo, intonavo, tai aš dar plius pridėdamas kartų momentą rinkčiausi Ingridą ir Patriciją. Nomeda, ką rinktumėtės jūs? Labai pritariu Benui. Tikrai
puiku ir labai gerai atspindi kartų visą koncepciją Ingrida ir Patricija. Bet šiandien turiu pasakyti, kad mane labai maloniai nustebino ponia ar panelė Eleonora. Ir suknelė tokia graži. Aš galvoju, kad aš eičiau su tokiu įdomesniu ir intriguojančiu duetu Eleonora ir Romo. Ačiū Jums, Nomeda. Vaidai, tavo rankose yra sprendimas ir tu turėsi dabar jį priimti. Kas laimėjo šią dvikovą ir kaip manai, kas turėtų su tavim keliauti į nokautus ir papildys tavo komandą? Nu taip, čia vienas iš tikrųjų tų momentų, kur man matyti yra sunkiausia apsispręsti, nes mes kalnus perėjom ir upes perbridom ir jūras perplaukėm su šita ketveriukė ir daug buvo ir pakitimų, ir streso, ir klausimų. Ir aš žinau, kaip yra, kokia yra nuomonė, tikriausiai ir žiūrovų, ir kitų mokytojų galbūt, kad neįmanoma laimėti arba nugalėti to pasirodymo, kuriame yra maži vaikai. Bet šiuo atveju ir šio pasirodymo atveju galbūt reikėtų atkreipti didelį dėmesį į tai, kad aš labai noriu pasididžiuoti iš tikrųjų tuo momentu, kad Eleonora labai imliai ir labai paklusniai, sakyčiau, ir pati netgi klausdama, prašydama tam tikrų niuansų šiame pasirodyme, kaip galėtų jį pagerinti, kur galėtų ką padainuoti, kokią natelę, netgi iki tokių smulkmenų tarėsi ir su savo mokytoju, ir tikriausiai ir su Romu, ir su savo duetu, prieš kurį kovojo. Ir tas man džiugina širdį, ir tu šiandien puikiai dar ir atrodai, tai ir tikrai labai labai noriu pasidžiaugti už tave. Tikrai labai gražus pasirodymas. Paplokite Eleonorai, Romui. Mielasis mano, Patricija, kaip tu drąsiai dainavai, kaip aš tave noriu pagirti. Ateik pas mane. Ateik. Atsisėsk šalia. Turim pakalbėti. Žodžiu, būsi tu dainininkė ateity? Kaip tu galvoji? Būsi? Mikrofoną gali pasakyti. Tai būsiu. Tai būsi? Patricija, aš esu įsitikinęs, aš tikiu, kad tavęs laukia labai šviesus, labai gražus ir jaukus, kupinas šilumos ir meilės kelias. Aš pažįstu tavo šeimą, tu augi tokioje nuostabioje aplinkoje, kur vyksta įvairiausi žaidimai ir tu su broliu labai gerai sutari, ir tu dainuoji, ir tu muzikuoji, ir tu šoki, ir tavo gyvenimas nuklotas yra tom smėlio dėžės žaidimo taisyklėm. Ir man labai labai patinka, kad tu tą smėlio dėžę ir tos žaislus atsineši ir čia į sceną. Atsineši, ar ne? tą jausmą, to žaidimo jausmą. Tau atrodo, kad čia žaidimas yra. Tai fainas žaidimas. Tai gerai. Tai suprask ir tai, kad kartais būna tose žaidimuose, kad pasiseka, o kartais ir nepasiseka. Tai sutarėm taip, kad šiandien Eleonorai labiau pasisekė. Gerai? Aha. Ačiū! Ačiū tavo, Vaidai. Patricija, duok 5. Bam, stipruolė, tu stipruolė. Ui! Aš ramia širdim dabar galiu pasakyti, kad labai didžiuojuosi šitą ketveriukę, bet į tolimesnį etapą aš keliausiu su Eleonora ir Romu. Manau, kad Eleonorai čia kaip ir šansas šiek tiek save atgaivinti. Ir aš man atrodo, kad Eleonorai tikrai to reikia. Sveikinimai, sveikinimai. Kaip jautiesi? Ar tikėjotės tokio sprendimo? Aš tai buvau, taip, iš tikrųjų nuoširdžiai, tai aš buvau jau taip kažkaip nusiteikus pralaimėti, bet kadangi viduje laimėjau, kad aš čia jau esu ant tos scenos. O aš norėčiau pasakyti, Vaidai, tu būsi labai geras tėtis. Tu labai moki gražiai bendrauti su vaikais. Ane? Patricija, šiandien mes sakom ačiū. Ar nori dar kažką pasakyti Vaidui?
Faktiškai ne. Ingrida, tu? Ne, aš noriu padėkoti, ačiū labai Vaidui už visą pagalbą. Čia man buvo labai didelis iššūkis su tokiu vaiku atlaikyti. Vaikas yra fantastiškas. Taip. Bet bomba, visiška bomba. Tai Šaunuolė, aš tikiuosi, tai bus užsidegimas ir mes matysim jūs daugiau ir dažniau ant scenos. O šiandien mes jums sakom ačiū ir išlydėkime aplodismentais karštais. Labas, prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą, kur galėsi pamatyti visų dalyvių pasirodymus.